Norėdami pakeisti darbuotojo darbo krūvį, atidarykite skiltį Personalas. Pasirinkite darbuotoją iš sąrašo. Atidarykite skiltį Sutartys. Tuomet pridėkite naujas darbo sutarties sąlygas. Skiltyje Normos parametrai pakeiskite darbo krūvį. Nurodykite naujų sąlygų įsigaliojimo datą. Naujas darbo krūvis įsigalios tik nuo šios datos. Sutarties sąlygų sąraše matysite tiek senasias, tiek naujasias darbo sąlygas bei jų įsigaliojimo datas. Grįžkite į grafiko langą. Paspauskite darbuotojo kortelę, tuomet, atsivėrusioje skiltyje Darbuotojas, pasirinkite sutarčių ir darbo laiko informaciją. Vasario mėnesį dar matysite senąjį darbo krūvį. Šiuo atveju darbuotojas dirba pilnu etatu. Perėję į kovo mėnesį pamatysite naująjį darbo krūvį.